truputį apie užsakymo statusus, nes įprastai, kai įdiegiate WooCommerce, yra keli skirtingi nustatymai užsakymo. Tai yra, kad vykdomas, įvykdytas ir atšauktas ir viskas. Bet jeigu reikia papildomai, tai užsakymo, tarkim, kaip papildomai, siunčiame atskirai, paruošta atsiėmimui, laukia papildymo, išsiųsta, supakuota. Šitų dalykų reikia tam, kad vyktų nuoseklus darbas. Bent jau pas mane vyksta tokių pobūdžio, kad mes žinotume, kokie yra etapai. Kai gaunamas užsakymas, tai užsakymas rodomas, kad yra vykdomas. Tačiau pasižiūrim kitą kartą, pasitaiko, kad mes neturim to produkto, bet jį užsakę esam, tai mes darome, kad užsakytų papildymui. Ar tai bus išsiunčiama atskirai, kad mes išsiunčiame produktą ir tada kai tik gaunam papildymą, išsiunčiame. Toliau, kai yra paruošta atsiėmimui, kai mes turime jau, žmogus įsakė, kad atsiimti vietoj, iš karto pakeičiam, kad yra paruošta atsiėmimui. Tai reiškia, kai supakuojama paruošimo siunta yra paruošta atsiėmimui, jam ateina elektroninis laiškas LP arba SMS ateina, kad yra paruošta apie šitą, apie jo užsakymą. Toliau yra laukia papildymo. Tai irgi iš esmės, kad paspaudžiam, kad laukia papildymo, kai administracija mato, kad laukia papildymo, padaro, kad užsakyta papildymui. Kai tik ateina, tada jau būna suruoštas. Ir kitas yra žingsnis, gauname užsakymą, jį supakuojame ir paspaudžiam mygtuką, kad yra supakuota. Ir kai mes išnešame į paštomatą, pasirenkame mygtuką išsiųsta. Šitais atvejais galima irgi klientui informuoti SMS-u arba elektroniniu paštu, tam, kad matytume eigą tam tikrų visų procesų. Nes jeigu kolektyve dirba daugiau žmonių, tai paprasčiau susižiūrėti ir matyti eigą. Nes kitą kartą yra, pavyzdžiui, dirba 2 pamainom, rytinė pamaina supakavo, vakarinė išsiuntė. Arba būna atvirkščiai, kad vakarinė supakavo, bet neišsiuntė. Bet mes žinom, kad šitos siuntos yra supakuotos tam, kad iš kitą dieną atėjęs žmogus netyčia nesupakuotų ir neišsiųstų antrą kartą užsakymo, nors jisai buvo suruoštas, nedadarytas. Tiesiog paprastam eiliškumui, kad išvengti mažiau žmogiškojo faktoriaus klaidos.